Sveiki gyvi, eteryje laida Krepšinio savaitė. CFL čempionato pirmojo rato pabaigą lapkričio 17-ąją vainikavo sostinės derbis. Ryto ir Wolfsburg ekipos aiškinosi santykius vienose paskutiniųjų to rato rungtynių. Aikštės šeimininkai Ryto krepšininkai po 2 kėlinių pirmavo 37-26, tačiau vaizdas po pertraukos aikštėje ėmė keistis. Wolfsburg ekipa taikliais tritaškiais sugebėjo pasivyti varžovus. Ketvirtajame kėlinyje Rytas dar bandė spardytis, tačiau galutinę pergalę iškovojo Wolfsburg 82-71. Vilkams tai buvo 6-oji sezono pergalė. Rytas įsirašė antrąjį pralaimėjimą ir pirmąjį ratą baigė lentelės viršūnėje. Ryšinas Starbonas nugalėtojams pelnė 21 tašką, Andriusas pridėjo 18. Ryte 16 surinko Margiris Normantas, 11 Gytis Masiulis. Dabar įsidėmėsiu į trenerių komentarai po rungtynių. Labas vakaras. Was a great game. Was the first derby for me. You know, great arena environment. We played it against the best team in Lithuania according with the standings and statistics right now. We had a pretty solid approach. We struggled a lot to find a way to score baskets in the first half, building shots, and we missing geros rungtynės, pirmasis derbis man puikiai aplinka. Žaidėme prieš geriausią komandą Lietuvoje šiandien pagal statistinius rodmenis. Strigome pataikant pradžioje, prametėme nemažai metimų iš po krepšio. Bet per pertrauką sakiau komandai, kad su tokiu pataikymu turėti vos kelių taškų deficitą tik pranašumas. Esu patenkintas, kaip atrodėme antroje pusėje. Buvome susifokusavę, leidome Rytui nusipti kamuolių puolime ir liekti greitas atakas. Esu laimingas dėl dviejų dalykų, kad geriname žaidimą ir turime langą, tad jį išeiti su pergalė yra puiku. We know that they are really great to crash the offensive boards and we were resisting. They are great on fast break and we were able, by the way, somehow to limit their impact on fast break. So I'm really happy about the journey, you know, that probably you start knowing me. What I care is about the process and the journey we are having. It's just a game, at least at least 3 more games, but I'm happy for 2 reasons. First of all, because we continue to be better. Second, because now we have a break. We need the break, and going into the break with the victory is every time better than with the defeat. Prastos rungtynės, keistos rungtynės, aišku, po pirmo rato esam vis dar pirmoje vietoje, bet tas negodžia, nes šiandienos rungtynėse jautis taip, kad varžovas atėjo labiau laukia šitų rungtynių. Kai mes žaidžiam be disciplinos, mes esam niekur. Ir kai mes nepataikom tų metimų, irgi mes esam niekur. Ir čia yra mano kaltė. Pastarasias 2-3 dienos pas mūsų fokusas jau nebuvo čia. Nežinau, ar jis buvo Amerikoje, ar rinktinėse, bet čia nebuvo. Tai čia yra mano kaltė ir tą pilnai prisiimu. O dabar pakalbėkime apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, kuri iškovojo dar vieną pergalę Europos čempionato atrankoje ir lapkričio 21-ąją susitvarkė su Šiaurės Makedonija 82-67. Ši pergalė sutvirtino lietuvių pozicijas kovoje dėl kelialapio į kitų metų Europos pirmenybes. Jau po pirmųjų 10 minučių mūsiškiai pirmavo 23-9. Apsaugų nemažinę mūsiškiai atlaikė visus varžovų bandymus priartėti ir iškovojo svarbią pergalę. 18 taškų Lietuvos rinktiniai surinko Martynas Sekodas, 16 pridėjo Margiris Normantas, o 13 Gytis Radzevičius. Atsakomąsias rungtynes šios 2 rinktinės žaidė sekmadienio vakarą Klaipėdoje, į kurias mes dar grįšime. Eurolygoje pergalių kelią sugrįžo Kauno Žalgiris ir sugrįžo įspūdingu stiliumi. Buvo parklupdyti lygos čempionai Atėnų Panathinaikos krepšininkai rezultatu 84-77. Tikrą spektaklį prieš Panathinaikos surengė Lonnie Walkeris, kuris pasižymėjo ne tik taškų rekordų, bet ir įspūdingais dėjimais. Jis per 24 minutės pelnė 24 taškus ir buvo pats ryškiausias šiose rungtynėse. Taip pat jis pridėjo 3 atkovotus, 1 perimtą kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 23 naudingumo balus. Dar vieną puikų pasirodymą Eurolygoje surengė Deividas Sirvytis, kuris pelnė 19 taškų ir surinko 21 efektyvumo balą. Taip pat jis atkovojo 7 ir perėmė 1 kamuolį. Vienu metu žalgiriečiai šioje dvikovoje pirmavo net 18 taškų skirtumu.
Vis dėlto Panathinaikos sugebėjo rodyti charakterį, nepaisant to, kad šiose rungtynėse nebuvo kelių krepšininkų ir vyriausiojo trenerio Ergino Atamano. Panathinaikos antroje dalyje net įsiveržė į priekį, tačiau lemiamas minutės sėkmingiau sužaidę kauniečiai įsirašė 7-ąją pergalę šiame Eurolygos sezone. Artėjančios kauniečių rungtynės bus su Vitorijos Paskorijos ekipa. Kaip sekėsi kauniečiams tame mače, papasakosime kitą kartą. Laidos pabaigoje dar kartą sugrįžkime prie Lietuvos rinktinės, kuri jau užsitikrino bilietą į Europos čempionatą. Sekmadienio vakarą lietuviai Klaipėdoje įveikė Šiaurės Makedoniją 94-72 ir įsirašė 3. pergalę atrankoje. Lietuviai iškovojo šį bilietą nepaisant to, kad varžovų gretose tikrą šou surengė Nenadas Dimitrijevičius. Jis pelnė net 43 taškus ir surinko 40 naudingumo balų. Makedonų lyderis pakartojo Europos čempionato atrankos rezultatyvumo rekordą. Tačiau nepaisant to, Lietuvos rinktinė iškovojo pergalę, o lemiamas spurtas įvyko 4-ąjame kėlinyje, kurį Ribo Kurtinaičio Kariauna laimėjo 30-10. Nugalėtojų gretose Gytis Radzevičius susifiksavo dvigubą dublį 18 taškų ir 11 atkovotų kamuolių. Eivadas Bendžius pridėjo 15, Ašalas Tubelis 14, 12 taškų surinko ir 9 rezultatyvius perdavimus atliko Kristupas Žemaitis. Atrankos kovas Lietuvos rinktinė užbaigs kitų metų vasario mėnesį. O šiandien mes savo laidą baigėme, aš atsisveikinu, iki kitų kartų.